vadinasi Tėtis, mama ir aš. Ir kviečiame pasižiūrėti programėlės. Dabar vaikučiai padeklamuos eilėraštį, aš turiu 2 rankeles. Taip? Įsikartoti. Aš turiu 2 rankeles, kad gėlyje pasodinčiau, kad paglostyčiau šuniuką, kad paukštelį pamaitinčiau. Aš turiu 2 rankeles, kad linksmai katučių puoščiau. Aš turiu 2 rankeles, kad darbelio nebijočiau. Dar man duotos 2 kojelės. Šoksiu kiškis ir pliaugeliais. Šokti šią per patį lietų, kad saulutė suspindėtų. Aš turiu 2 rankeles, kad matyčiau baltą gėlę, pražydėjusią danguj, o jos vardas debesėlis. Dar duotos 2 ausytės, pasakėlių man klausykis. Aš dar turiu durelę, kad dainuočiau jums dainelę. Padainuosime dainelę, šviečia saulutė skaisti. Vaikučiai šypsosi, kviečia ir mama šypsosi, taip? Šviečia saulutė skaisti, ir aš ir tu, ir mes kartu, tai šviečia saulutė skaisti.
Leonida mūsų drąsi mergaitė, taip? Aš tikiuosi, kad įsigirdėjau. Tik atspėkite mįslę. Taip, aš pasakysiu. Aš tada augina, maitina, sugula, meluoja, pušiuoja, ašaras šluosto. Sakyk, kas? Paklausk, kas? Paklausk, sakyk, kas? Jau atspėjo mamos ir tėviškai. Sakyk, kas? Kas? Nežinau tu. Ką tu pasakyk? Pasakyk, kad mama. Dabar kainelė višta mamytė ir berniukai atsistoja. Sustoja. Aš neturiu. Taip, ką? Aš nedarysiu. Tai tu saki vidurį, gerai? Saki vidurį. Prie mamytės, tada prie šitos.
Kas ten toks gatve eina, išsiskleidęs melsvas skėtį. Mano tėtė, paskėlęs mano tėtė.
O kadangi Sandrutė susirgo, tai jos draugė nori Sandrutės eilėraštuką padeklamuoti apie bažužėlę. Pasakysi? Na, gerai, pasakyk. Samanukas viskas ūžia, kamgi tau sparnai borui, be sparnų surydo vėjo, aš keliauti nesuspėju, du sparneliai, du testuoti, noriu skristi, neropoti. Dabar. O dabar dainelė apie gėlytes man. Ten viščiukų šokas. Ne, kokį viščiuką? Gerai. O dabar eina. Ir visi vaikučiai paėmė plokštelę. Ačiū daug pa. Kas padas?